Bandydamas kuo dramatiškiau perteikti Mocarto charakterį, praėjusį sekmadienį Tomas nėrėsi iš kailio ir tikėjosi pagaliau įtikti Editai Daniūtei. Tačiau po šokio ji rėžė. Tarp Mocarto ir Tomo yra vienas esminis skirtumas. Mocartas buvo be galo talentingas ir ko gero darbštus. Atėjusi užkulisius, Tomui neišlaikė nervai. Kodėl tu nenori pakomentuoti savo šou? Negaliu, paskui pasakysiu tai, ko nereikia. Apie tam tikrus komentatorius. Tave įžeidė komisijos nariai kai kurie? Mes užkliūnam, nežinau, ne apie šokius neišnekam. Apie ką? Daug žmonių apie jos talentus ir sugebėjimus irgi kažką gali pasakyti. Tad įniršio pagautas, Tomas visą šią savaitę neišlindo iš repeticijų salės. Šį šokį jis dedikuoja Editai Daniūtei.